Praėjusį savaitgalį praleidau Helsinkyje. Lankiausi išskirtinai įdomaus formato renginyje, kur 50 politikų iš įvairių Europos parlamentų, nuo Kosovo, Ukrainos iki Jungtinės karalystės ir Prancūzijos, padedant ekspertams mokėsi mąstyti, kaip galėtų dirbti ateinančiame augančio neapibrėžtumo ir dirbtinio intelekto pasaulyje. Temos buvo įvairiausios. Nuo man be neįdomiausių svarstymų apie filosofinius aspektus anapus dirbtinio intelekto, kitaip sakant, moderniausių naujųjų technologijų, kurios veržiasi į mūsų gyvenimus, iki ganėtinai praktiškų klausimų, kaip dirbtinis intelektas gali padėti planuoti gyventojams mielas miesto erdves. Tai nebuvo tipinis renginys, kur visi nuobodžiaudami pasiklauso daugiau mažiau protingų pranešėjų, kurie, būdami atitinkamos srities ekspertais, yra įpratinti jaustis arba aukščiau politikų, mat tie negali detaliai žinoti procesų, arba savotiškai žemiau politikų, nes tiki, kad politikai, priešingai nei mokslininkai, turi galių versti mintis realybę. Ką konkrečiau turiu galvoje? Paprastai ekspertai dėsto savo teorijas, nesižvelgdami į tai, kas svarbiausia politikams. Nežinia kodėl, bet net ganėtinai protingi išsilavinę žmonės mano, kad politikų darbas tiesiog įteisinti mokslininkų rekomendacijas, kurios jau vien todėl, kad tai yra mokslininkų, taigi savotiškų autoritetų mintis, savaime kreipia teisingo pasaulio link. Pirma, kas verčia rimtai abejoti, kad tai įmanoma, yra pati mokslo esmė. Mokslininkai yra ne tie žmonės, kurie žino atsakymus. Mokslininkai yra žmonės, kurie net atrodytų aiškioje situacijoje vėl ir vėl kelia tuos pačius klausimus. Ir tikrina. Norint paklausti, reikia ilgai ir sunkiai mokytis. Ir absoliuti dauguma žmonių, jų tarpe net garbiais titulais apdovanotų profesorių, taip niekad ir neišmoksta klausti. Jie žino. Visos vėgėlės visada viską žino. Jie gali daug pasiekti, nes jie moka manipuliuoti statusais ir banalybėmis, ką, tarkime, puikiai demonstruoja jau antras iš eilės Lietuvos prezidentas, kurie, kaip žinia, abu buvo ekonomikos srities daktarais ir galai žino, kodėl laikomi ekonomikos specais. Kita vertus, bet kuris mokslininkas yra šališkas. Jis linkęs laikytis jam įprastos mokslinės krypties prielaidų ir, kaip ir bet kuris kitas žmogus, linkęs priimti savo artimiausios bendruomenės, vadinu, socialinio burbulo nuostatas. Taigi, jau žvelgiant labai paviršutiniškai akivaizdu, kad aklai vadovautis ekspertų ar mokslininkų patarimais politikai negali, nes dažniausiai neturi pakankamų kompetencijų, kad galėtų įvertinti eksperto žinių lygį. Bene akivaizdžiausias tokio reiškinio pavyzdys iš modernios Lietuvos istorijos yra Gitanas Nausėda. Visuotinis tikėjimas, kad banko klerkas dėstantis vadovėlinės banalybės apie rinkas ir ekonomikos žinovas buvo toks paplitęs, kad dauguma skaitytojų neturi pakankamų kompetencijų vertinti tas ir kitas jo ištarmes, jiems tiesiog taip atrodė. O žurnalistai, kurie turėtų padėti skaitytojams susivokti, arba taip pat neturi žinių, kurias būtinas tokiam intelektualiniam judesiui, vertinimo judesiui, arba jeigu ir turi, tarkime, ekonomikos klausimais rašantis Edgaras Savickas, tai renkasi nutylėti ir būti mandagiams, kitaip sakant, jie pasirenka išduoti savo profesiją. Jokių būdų nesmerkiu, nežinau, kad konformizmas dėja padeda išgyventi. Taigi, koks tada gali būti santykis tarp mokslo ir politikos? Mokslininkų darbai politikams labai svarbus, bet ne tiek ir ne tiek tiesiogiai, kiek perleisti per visuomenės suvokimo lauką. Jeigu mokslininkai bando analizuoti socialinę tikrovę, tai politikai savo darbe priimdami sprendimus iš esmės pasitelkia išvestinius tos tikrovės pusfabrikačius, jos supaprastintas versijas. Bet ir čia ne pabaiga. Norint priimti politinį sprendimą tą mokslinę mintį, politikas dar privalo perleisti per labai sudėtingus intuicijos ir komunikacijos filtrus. Apie ką kalbu dabar? Neuromokslai jau supranta, kad priimdami sprendimus žmonės negali racionaliai sverti, nes tam jie neturi laiko. Prisiminkite anekdotą apie šimtakojį, kuris paklaustas, kuria koja pradeda savo kelionę, tiesiog užstrigo judesyje. Va ir mes taip pat. Sprendimus padarome anksčiau, nei padedame juos įteisinti, argumentuoti, pagrįsti, kodėl darėm tai. Dabartiniai neuropsichologiniai pažinimo tyrimai rodo, kad absoliuti dauguma mūsų kasdien priimamų sprendimų yra arba tiesiog įprastų veikimo schemų atkartojimas, dėl to taip mėgstam ritualus, arba spontaniškas, intuityvus emocinis veiksmas. Taigi,
Spręsdamas klausimus politikas, kaip ir kiekvienas kitas žmogus, neišvengiamai remiasi intuicija, perleista per emocijų barjerus. Patinka, nepatinka, myliu, nemyliu, sutinku, nesutinku, teisinga, neteisinga. Yra pirmas ir pagrindinis mąstymo veiksmas, įgaunantis sprendimo pavydalą. Ir jau po to, tik po to atsiranda aibė argumentų, kodėl taip ar kitaip yra teisinga. Nežinau, kiek jūsų vis dar manęs klausote. Man jau pačiai linksma jums tai aiškinti, nes pernelyg gerai žinau, kaip žiauriai visi norim sprendimų ir lėkštų patarimų, atsakymų pavadinkime. Ypač kaip tapti turtingu, laimingu, nemirtingu. Ir kaip labai nemėgstame tų kelių, kurie verčia kasdien analizuoti tikrovę ir tai, kaip tą tikrovę matai pats ir ypač savo klaidas. Lygiai taip pat, kaip jums jau pabodo mano pasakojimas, politikams pabosta ir mokslininkų ir ekspertų įžvalgos, kurios neduoda staigaus ir vienprasmiško atsakymų. Politikai nori patarimo, bet jų nedomina tie patarimai, kurie netitinka jų išankstinių įsitikinimų ir tie patarimai, kurie, kaip jie mano, nepatiks jų rinkėjams. Politikams svarbiausia, kaip parduoti save rinkėjams ir bet kuris sprendimas čia yra tik instrumentas, o ne galutinis siekis. Galutinis kiekvieno tikro politikos siekis yra būti išrinktam arba vėl ir vėl perrinktam. Patirtis politikui labai svarbi. Jį sutrumpina techninius sprendimo priėmimo mechanizmus. Prisimenat, leidžia greičiau padaryti. Bet kiekvieni nauji rinkimai uždeda papildomus filtrus ir politikas vis labiau tolsta nuo kasdienių jo rinkėjų bėdų ir džiaugsmų. Intuityviai, dar kartą intuicija. Rinkėjai taip jaučia, naivokai ieškodami naujų gelbėtojų ir dar labiau naiviai po to stebėdamiesi, kodėl ir šį kartą man nepasisekė. O nepasisekė rasti tą, kuris visokeriaupai tau tiks tik todėl, kad pernelyg greit rinkaisi ir net nespėjai suvokti, ką ir kodėl renki. Juolab, kad dažniausiai net nežinai, kodėl renki, nes nežinai, ką jis veikia. Gerai, grįžkime prie Helsinkio. Nuo penktadienio 16 valandos iki sekmadienio 16 valandos susėdę rateliais ir nuolat keisdami pašnekovus mes, politikai, ieškojame atsakymo į klausimą, ką reiškia būti ateities architektu. Aš visad buvau linkusi politiką matyti kaip tą žmogų, kuris yra savo rinkėjų advokatas. Tai reiškia, kad politikas žino savo rinkėjų bėdas ir svarbiausia išmano kelius, kaip tas bėdas pašalinti. Tiesa, tokią metaforą savo galvoje sukūriau visų pirma tam, kad paaiškinčiau savo rinkėjams, kodėl niekada nedėsiu į rinkimus savo lėšų, beje ir nedėjau. O jie, jeigu nori, kad jiems atstovaučiau, turi padėti man laimėti rinkimuose ir todėl turėtų aukoti rinkimų kompaniją, jei gali. Esu pakankamai racionali, kad suvokčiau, kad niekada negaliu garantuoti savo rinkėjams, kad pasieksiu tą rezultatą, kurio jie trokšta. Ir visada tai rinkimuose pabrėždavau. Taigi, niekada nesakiau, kad mane išrinkus ateis ramybės ir rojaus laikais. Nesu žmogus iš primityvokų Karbauskių klanų. Vis dėlto Helsinkėje po ilgų valandų pokalbių su labai įvairiais mąstančiais politikais, padedant puikiems pokalbių moderatoriams, atsiremiant į koncentruotas, trumpas, neilgesnės nei 10 minučių ekspertų įžvalgas, aš pakeičiau savo nuomonę apie tai, kokia politiko darbo esmė. Pakito ir metafora, kurią tą darbą nuo šiol ir regėsiu. Primenu, konferencijoje kalbėjome apie politiko veiklą, kai viskas kinta. Kasdien politikai priversti spręsti daugybę klausimų, nuo paramos karo aukoms iki to, kaip išvengti kitų kurų, nuo skurdo suvaldymo iki pernelyg aukšto energetikos kainų. Tęsti galima be galo. Bet problemos esmė ta, kad politikas iš anksto negali pasiruošti tam ar kitam sprendimui, nes jis nežino, kada realiai tar kita bėda ištiks. Ir dar blogiau, jis net nežino, kokia tai bus bėda. Prisiminkim pandemiją. Ir tai vadinasi veikimu neapibrėžtumo sąlygomis. Geriausi politikai kartais laiko ženkluose randa nuorodų apie būsimas įtampas. Bet ar gali jie tai įrodyti rinkėjams, kurie to nejaučia ir kuriems nėra jausmo, kad bėda artėja? Manau, tai pavyksta labai retai. Tiesa, kalbėdami apie ateitį, politikai gali remtis išskirtinai veiksmingą emociją – baimę. Jie gali gąsdinti ir ypač lengvai pildyti savo tinklus, mėtydami jaukus sunertus iš intervencijų į kūną, vakcinos, seksualumo ar ateinančių kitų ar kitokių. Tai sferos, kur sprendimai priimami išskirtinai greit, nes jie per tūkstantmečius jau įsitvirtino mūsų smegenyse. Nors populistai teorijų nežino, bet jie puikiai moka tuo manipuliuoti.
Beje, modernios technologijos, tame tarpe ir dirbtinis intelektas, gali būti labai stiprus ginklas jų rankose. Šiandien baigiu klausimu. Tai kokia ta nauja mano susidėliota politiko veiklos metafora? Atsakymas, tegul neiškaltas akmenyje, politika yra nežinomos ateities architektai. Kai jie yra ne tiek amatininkai, kiek menininkai, jie gali sukurti pastatus iš esamų patikrintų detalių ir tie pastatai atlaikys audras, apie kurias net neįtarėme. Va kodėl politikams reikia skaityti grožinės knygas, geras grožinės knygas. Ir šiuo atveju modernios technologijos, tame tarpe ir dirbtinis intelektas, gali būti labai stiprus ginklas ir jų rankose.